Brangus broliai ir seserys, mes jau po truputį artėjame prie didžiojo pasninko ir šios dienos skaitimas irgi šią savaitę, sekmadienis, vadinasi sekmadienis muitininko ir fariziejaus. Tai jau šventoji cerkvė mus ruošia, kad mes po truputį jau įeitume į tą kelią, pasninko kelią. Ir šiandien per Evangelijos skaitimą mes girdėjome tokį pasakojimą, kaip į šventyklą užėjo du žmonės pasimelsti. Vienas iš jų buvo fariziejus, o kitas buvo muitininkas. Ir mes matome, kaip jie meldėsi, kaip meldėsi vienas žmogus, o kaip kitas. Taigi, fariziejus kreipdamas pas Dievą sakė, kad ačiū tau Dieve už tą, ką tu man davėjai, o aš nesu toksai blogas kaip kiti žmonės, aš viską tau duodu, 10 dalį nuo visų savo išteklių įsigijimo. Aš nesu toks kaip tas muitininkas, kuris stovi tenais šalia. O muitininkas, jisai žinodamas ir suprasdamas savo nuodėmes, jisai tik tai sakė keletą žodžių Dievui, prašė Dievo atleidimo. Viešpatie, atleisk manęs nusidėjėlę. Kodėl būtent prieš pasninką mes skaitome šitą Evangeliją, taip buvo padaryta, nes tai viskas mums sako ir ruošia mums būtent pasninkui. Ir mes žinome, kad pasninkas tai yra ne tik fizinis pasninkas, bet ir mes turime savo maldą Dievui, daugiau melstis Dievui per pasninką. Ir būtent kaip mes turime melstis. Mes matome, kad du žmonės atėjo į bažnyčią melstis ir vienas iš jų, jisai labai yra išdidus ir nemato savo jokių nuodėmių, tik tai mato savo nuopelnas prieš Dievą, prieš žmonės. Ir su tokiu išdidumu jis meldžiasi Dievui. Ir aišku, jo malda nebus priimta danguje, nes šitas žmogus meldėsi su išdidumu. Tai mus mokina tuo, kad mes neturime būti išdidūs, neturime nieko teisti, turime atvirkščiai galvoti, kad mes patys esame tokie negeri žmonės visame pasaulyje. Kiti žmonės yra geresni už mus. Tai va tik tai su tokiamis mintimis mes turime melstis ir kreiptis pas Dievą, suprasdami savo nuodėmes ir norėdami prašyti pas Dievą kažko. Tai visų pirma mes turime prašyti Dievo atleidimo, Dievo pagalbos, būtent kovojant su savo nuodėmėmis, aistromis. Ir mes žinome, kad tas kreipinys, kuris muitininkas kreipėsi pas Dievą, jisai irgi tapo kaip malda. Net yra toks, taip sakoma, kad muitininko malda, tai viešpatie, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Mes žinome, kad Dievas žino mūsų širdį ir žino visas mūsų mintis, mūsų darbus, bet vis tiek tą, ką mes sakome Dievui per išpažintį, tai yra labai svarbu, nes tai reiškia, kad žmogus supranta, kad jisai padarė klaidą, jisai tą sako garsiai, ta prasme, kad sako kunigui, o tuo pačiu metu kunigas skaito išrišimo maldą ir tuomet žmogus gauna atleidimą nuo tų nuodėmių. Tai yra labai svarbu, nes labai dažnai žmonės klaidingai galvoja, kad žmogus krikščionis, jis gali atgailauti savo širdyje, atgailauti namuose prieš ikonas ir taip gauti Dievo atleidimą. Yra labai gerai, kai žmogus jaučia savo nuodėmę, kai jisai padarė ir kuo greičiau prašo Dievo atleidimo. Ir iš tikrųjų būna, kad ne visuomet būna liturgija greitai, ne visuomet būna kunigas ir žmogus prašo atleidimo pas Dievą namuose ir meldžiasi, karštai meldžiasi, kad Dievas atleistų. Tai yra labai gerai, bet
Vis dėlto Dievo yra nustatytas išpažinties sakramentas ir žmogus turi ateiti į cerkvę ir taip pat paprašyti Dievo atleidimo ir cerkvėje. Ir tik per išpažinties sakramentą, kai kunigas skaito išrišimo maldą, žmogus gauna atleidimą. Nėra nei vienos nuodėmės pasaulyje, kurios Dievas neatleidžia, jeigu žmogus atgailauja. Ta mes turime žinoti ir prisiminti ir nenusiminti ir visuomet eiti pirmin, kiek kartų mes nebebūtume parpuolę žemyn, tiek kartų mes turime keltis ir su Dievo pagalba eiti toliau Dievo keliu. Taigi, brangus broliai ir seserė, linkiu jums, kad jūs jau po truputį nusiteiktumėt prieš didįjį pasninką, kad galvotumėm, kaip mes tai pradėsime, kokias mes turėsime pastatyti savo kažkokius tai ženklus ir pagalvoti, ką mes turime nuveikti per tą didįjį pasninką ir su Dievo pagalba tą padaryti. Linkiu jums mergelės Marijos globos ir šventos kankinės Paraskevės maldų užtarimo. Amen.